kita sala. O, į kitą pusę. Šypsena pasitokia yra. Išvalys ir čia viršui. You the son are telling me the father how to behave. Tai atsirti kalendorių. Nice. Ožkytės. Atpjaus Bolonija, vakar buvome. Ir netoli nuo Steponos apie. Ready? Taip, tai yra tarifa. Tarifoje šiaip esam jau buvę 19 kartų, tačiau šis apsilankimas buvo truputį kitoks, nes apsistojame tokiose jurtose ir buvome gamtos apsuptyje. Net nelabai jautėsi, kad buvome Ispanijoje. Šiaip tarifa yra, kas nežino, tai yra piečiausias Europos taškas ir viena iš tų vietų, kur pajunti ypatingą atmosferą, truputį tokia kitokia. Čia susitinka ir Atlanto vandenynas su Viduržemio jūra. Ir gali matyti Afrikos krantus ir Maroko kalnus. Šiaip tarifa garsėja labai stipriais vėjais. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jinai yra pamėgta kaituotojų ir burlenčio mėgėjų. Šiaip paplūdimiai yra gražūs, platūs, smėlėti. Tai man kartais net primena šiek tiek ir Lietuvos pajūrį vien dėl smėlio. Yra ir senamiestis jaukus, baltais namukais, kavinukėm mažom jaukiom, vietinis maisto turgus, kurį mes patys aplankėme. Ir kiek žinau, tai Gibraltaro sąsiauryje galime stebėti delfinus ir banginius. Kas man labiausiai tarifa patinka, tai jinai išsiskiria savo tokią nuotaiką. Jaučiasi tokia laisva, bohemiška, jaunatviška, turinti šiek tiek marokietiško ir afrikietiško stiliaus. Tai viskas tai persipinę su ispanų gyvenimo būdu. Čia žmonės šiaip gyvena, jaučiasi, kad gyvena lėčiau, daug laiko leidžia prie jūros, nes turistų labai daug. Ir toks vaizdas, kad visi gyvena atostogų ritmu. O mes apsistoję jurtose pajautėm ne tik aktyvę ir vėjuotą, bet ir truputį kitokią, tokią ramią ir gamtos apsuptą tarifos pusę. Tai čia yra dumblių vonios, yra spa. Smirdėsit. Mineralai, vitaminai, odai, gaivo sielai. O šiandien vabaliukas yra prie ananaso pasislėpęs. Va, žiūrėk, sūriai, pomidoriukai, kremukai. Čia yra pienas gal, ar ne? Ir čia yra krosanas kažkoks. Ai, blynai. Šilti blynai. Paliesk. Bet reikalas tas, kad mes kavos negeriam, ne? Paprašysim arbatos. Kitiem pusryčiam. Turim va ir kakavos. Kakavą mes geriam. Einam čia yra, ko čia yra? Va, arbatinukas. Šaldytuvė, kaip yra visiems pagal pavadinimus, yra Ponente, Siroko, Levante, čia kitų žmonių. Gitara padėta, kolonėlė dujų. Ir kas čia yra parašyta, geriamas filtruotas vanduo. Galim pažiūrėti viduje. Jo, va čia yra aparatai viduje. Va. Puodukai sudėti, va taip gražiai. Uogienių va pridėta. Labas rytas. Tokie va gražūs stulpai, autentiški, išraižinėti. Staliukai va visur. Nu, grynai kaip pas močiutę kaime. Pasiėmėm žiūronus, va, nešasi. Einam lyg pavėsi truputį, iš to vietoje bus vėsiau keliauti. Saulė spygina. Mes truputį šešėlį va, padedam bent jau kojas. Arkliukai irgi vat ganosi iš to vietoje. O, girdžiu vištos kūdėkoja. Nu, čia toks kaip kaimas. Asiliukas čia. Ramu, fainai. O, tiltukas. Matau dujinę kolonėlę ant sienos, dujų balionas. Tai čia va dujas atsiveža balionus ir jie turi savo pasišildymui. Bet žiūrėk, viskas išdžiūvę, čia jokio vandens nėra. Kitoje pusėje irgi. Aišku, kai
lietus būna, tai vandens čia be abejo pilna. O, čia dar bėga vandeniukas, bet čia nedaug labai. Ūkininkai vietiniai, ten va saulės moduliai, tai va kažkas naudojasi. Vėjo jėgainė. Afrika matosi. Migracinis koridorius. Čia kad nepraeitų gyvūnai. Nuo karo laikų likę. Pasižiūrėk, kaip čia atrodo viskas išgriuvę. Čia sargybinis postelis, čia sargybinis stovėdavo. Čia buvo kariniai pastatai. Šiuo metu naudojami paukščių darbuotojų įstaigos. Nu, atsiveria visa jūra, ten dar pastatai. Ir Afrika. Gynybinių pylimų likučiai yra likę. Čia dabar užgriuvę biskį, tai jau siauras praėjimas. Bet jį lipdavo per šitą. Čia ateidavo ir čia būdavo toksai stogas šitoj vietoj. Ir čia šaudydavo. Nu va, šitoj vietoj. Čia, nu, čia va šitas yra. Šita sala. Jinai tam matosi. Ir mes va šitoj vietoj. O ten karvės matau, susibūrusios į spiečių. O šitoj pusėje yra Tarifos miestelis. Jo, va, ventiliaciniai kaminai, matai, vienas, kitas čia ventiliacinis kaminukas. O taip įeidavo karibukai. Čia. Ir per šitus langelius čia šaudydavo. Kardijo žygiavimas. Truputį į kalniuką, truputį nuo kalniuko. Kas yra gerai, tik į vėjas prapučia. Tai ne taip karšta. Nes saulutė tai spygina. Fainos vietos, ramu. Dabar grįšim ir šoksim į prūdą. Mes sukam į kairę pusę, tai čia šeimininkų yra pats namas, jie čia va gyvena, o saulės moduliai ir mes čia va einam. Čia tai vakare gražiai šviečia šitas ledas. Šitas ledas, jisai čia visur pakabintas, eina visų perimetrų. Valtis, laivas, vaikams supinės, čiuožyklos, ten batutas. O čia paskui nueisim dar į tualetus, parodysiu, kaip čia viskas įkurta. Va viena jurta, ten mūsų mes gyvenam. O į kitą pusę. Einam išsimaudyti, aš visas bėga prakaitas. Čia šitų keliukų, čia vieni žmonės įsikūrė. Čia atsigert galim šitą. Reikia, žinai ko, ledukų. Čia kaip fainai, va kaip kepti. Pasidarai langelį, matai visą gamtą. Jie ir neįsitė pasikėpėm vištytės, bet aš nekepiau ant griliaus, nes grilius tai va, galiu parodyti. Žmonės vakar kepė mėsą savo ir neišsivalo. Tokiame kepti mėsas, tai čia yra baisu. You the son are telling me the father how to behave. All I'm asking is dial it down with with all the... What is this? Look at him. He's worried his immigrant father's going to make him look like some kind of goomba. Let me tell you something. You don't remember this because I'm your dad, but a lot of people find me charming, pretty charming. That's right. Right, ladies? Yeah. Šypsena pasitokia yra. Šypsena, geras, draugiškas šuo. Ramus toksai. Geras šuniukas. Va, čia figos auga. Dabar jau antras sezonas.
Antras sezonas ir jos tokios mažytės. Viva la France, čia iš Prancūzijos atvažiavo. Čia toks įėjimas yra iš gatvės pagrindinės ir į turgų. Marija Antonija Toledo. Čia suksim į dešinę pusę. Mercado Publico. Šunulė leidžia, Peros Nau. Šuniukas. Ir va čia turžovės. Mėsytė, ten mėsytė. Balandžiai, paveiksliukai gražus. Čia drabužiai. Čia daržovių. Importiniai. Čia daržovės. Duoną pardavinėja. Paskui vištieną kepa. Padažų. Čia yra baras. Ir čia yra mėsytė. Įvairiausia jautiena. Jautiena, čia vištiena. Čia yra žuvies turgus. O, kiek žuvytės. Žuvis. Daug žuvies šitoj pusėje. Ir daug žuvies šitoj pusėje irgi. Čia matau kainas surašytas. Išvalys ir atvers. Kaina 14. Dar va su kabliukai žilka eina. Žilka ir burnoj kablys. Kaitavimo pilna va tokių mokyklėlių. Šiuo metu užsidarė, bet vakar jam buvo atidaryta. Tai va turi tokią savo žavesio šitas miestas. Pilis, uolos, akmenys didžiuliai. Pripaišinėta, prirašinėta, o kaip ir visur. Tokia betvarkė, prie kurios pripranti. Ir paskui nebekreipi dėmesio, nes tai yra tokia betvarkė yra Ispanijos gyvenimo natūrali dalis. Tai čia irgi atvažiuoji, kažkoks parkingas, suoliukas, o padėtas, atseit turėtų sėdėti. O šitai va, pasidarė, matai, ir parkuojas. Vakar prisiparkavom, bet niekas pinigų neėmė, nes nesulaukėm nieko. Nu, kaip anksčiau statė namus, galim pasižiūrėti. Akmenys. Čia gal koksai kalkinis dar tinkas, čia užpakliuota. Koks išpaklius. Plytgaliai visokie. Ir va stogas dar išlikus konstrukcija. Tai va realiai iki šių dienų va, lygiai tas pats stilius ir išlikęs. Irgi va čerpės taip dedamos. Betono, čerpės, betono. Tokių va akmenų prisirinkdavo ir pasistatydavo namą. Saulė neperkaitindavo per šitus akmenis. Afrika matė per langus. Stovi architektė, projektuoja naują namą. Žalia, gražu. Kariniai čia pabūklai. Įsivaizduoji, iš tokių šaudė. Čia jie dabar uždengti. Nu, paliekame šitas karvutės. O, kokia mamytė didelė. Tai patys išsivalysim. Paprašiau šepečio, tai va atvežė šeimininkai. Padėjo, aišku, nieko nesakė, bet padėjo. Nu, okei, aš žuominą supratau. Išsivalysim.
parodysiu truputį aplinką visą. Čia mūsų atskalbiniai, nerodysim. Sudžiauti rankšluosčiai, maudymkės. Yra toks takelis. Mes čia galim užlipti. Yra pasisėdėjimui. Vienas staliukas, kitas. Čia virtuvės jau langelis. Arbatinukas mūsų verda. Vandenukas. Užvirs, eisim, užsipilsim arbatos labai skanios. Va šitos lapų figos. Čia netgi man galim pamatyti, kad yra figos vaisiai, bet jie dar nesunokę. Čia jau antras nokimas. Pirmas buvo gal kažkur gegužės mėnesį, tai plius minus. Dabar bijau suklysti. Tai dabar jau antras nokimas. Kas čia yra? Čia yra dujų kolonėliai dujos. Čia laistymo sistemai, kranai. Visa sistema, šlangos eina visur. Ten grilius mūsų. Einam dabar čia pasižiūrėti. Pro šitą takelį. Čia einam. Čia vėlgi staliukai visur. Šiukšliadėžės. Mūsų žuvytė tuo keps. Pasiruošę. Kiek čia laipsnių užkilo? 250. Dar truputį palauksim. O virtuvėlė. Roibo šitą arbatą mes geriam labai skaniai. Tamsi arbata, cukrus, rudas. Čia kava, kas mėgsta. Kavamalė. Prieskoniai įvairūs. Yra orkaitė. Viryklės, viena čia, kita ten. Bet kaip ir minėjau, čia yra dujinis boileriukas. Toks pats su kiekvienu iš karto girdisi, kaip jis pradeda veikti. Mūsų dar gyvūnėlis iki šiol gyvena jisai. Čia uogienės įvairios. 3,5 euro, 2 eurai. Kiekvienas namelis turi savo stalčių. Levantė, Siroko, 2 stalčiai. Vėl ponentė irgi. Jurtas šitos irgi 2 stalčiai, viena jurta priklauso. Taurės, bokalai įvairūs. Ir čia šitas šuniukas tiesa. Šuniukas prašo meilės, bet ne maisto, nes jis alergiškas. Jo prašo nemaitinti. Ten yra prūdas, kuriame maudėmės. Matosi jau tokia stoginė padaryta. Einam dar vieną jurtą, aprodysim, jinai neapgyvendinta. Galėsim pažiūrėti, kaip ten viduj viskas. Čia pilna figų. Tik tai gaila, kad jie dar nesunokę. Einam, pažiūrėsim dabar į pačią jurtą. Čia atsidarom. Kilimėlis. Viena lova. Ten kita lova. Kriauklė yra. Veidrodėlis, šviestuvas tai jau sumontuotas. Ir čia lemputės užsidega, tai vakare kalėdinės tokios. Gan visai fainai atrodo jaukiai. Dabar dega, bet kai būna tamsiau, tai gražiau. Pakabų pridėta. Spintelės tokios senovinės stiliaus. Kitutė, kita irgi spinta senovinės stiliaus. Komodas. Čia irgi pasidėjimui. Veidrodukas. Ir čia viršui uždengtas tokiais šiaudais. Tai ta visa jurta, jinai tokia padaryta irgi su tokiom rėmais mediniais. Čia sustiprinimai. Ir jinai visa tokia surinkta. O čia dvigulė lova, kilimai, plytelės iš vidų, nes čia ant betoninio pagrindo viskas, visa šita jurta sumontuota. Galima juos palikti langelius, pravirus, bet būna jeigu vėjas, tai jaučiasi kaip pučia naktį. Nes naktis vėsesnės, tai galima užsidaryti, bus truputį ir tamsiau. Ir vėjas taip nepūs. Vietos nemažai, erdvų, faina, pakankamai erdvės daug yra. Jau girdžiu, mano arbatinukas cypia. Ir čia su raktais užsirakina iš išorės. O čia galima atsisėsti. Ir čia tiesa hamakai yra. Hamakas pasigabina ant šito kabliuko. Ir ten kabliukas yra hamakui. Ir čia galima pasisupti su juo. O čia trusikus pasikabinam, kai grįžtam iš maudymosi. Staliukas. Čia šitos jurtos mes neėmėm, nes jinai mažiau turi šešėlio. Tai sakė, jinai karštesnė dienos metu po pietų. Vakarą fainai gal, bet ir tai jau stogas dar šviečia. O mūsų turi šešėlį. Tai. Bet šita jurta jinai yra arčiau prūdelio ir toliau truputį nuo virtuvėlės. Tai tokia ramesnė. Ir kai naktį atsikeli, eini, pavyzdžiui, nori lauke, paspaudi šitą ir visur užsidega ledas. Matosi dabar dega, tai aš naktį uždegsiu.
pamatysim, kaip gražiai dega. Va, jis dabar va čia, va, matosi ir ten nueina. Tai naktį labai gražiai atrodo tos visos šviesos ir tikrai gali matyti, kur nueiti į kokį tualetą. Pilna žolių auga įvairiai augmenija. Mūsų va ten jurta ir ten prancūzai apsigyvenę nuo vietoje. O kaip cypia mūsų ir būtinukas. Ir dabar einam pasimsime figos lapą. Mes čia galime imti nebūtinai kokį didelį. Mes galime imti, kad ir va tokį mažesnį. Jisai bus geras. Škotus nuėjau, nes jie nelabai reikalingi man. Ir vandenukas. Skani arbatėlė. O, beveik 300 laipsnių. Čia kartais vėjas prapučia, tai laipsniai nukrenta. Tai ant folijos iškeps. Kol kepa, dar einam parodysiu, kaip atrodo čia kiti reikalai. Čia irgi va, soliariumas, galima pagulėti prieš saulę, pasideginti. Ten matau vabalų namukas, va toks padarytas, vabzdžių namelis. Aš Lietuvoje tokių esu matęs Neringoj. Ir šitas takelis, čia va tokios kaukolės, taip visai įdomiai atrodo. Ir va čia yra visa žaidimų zona. Ir va ten įėjimo varteliai. O čia mes turime tualetus ir čia klozetas, o čia yra dušas. Įeinam, pasikabinam raštraščius ir o čia va išsimaudom. Vietos pakankamai, visai fainai. Popierius. O please throw paper, negalima mesti į patį tualetą. Kriauklę, atsidarom. Čia tokie angliški kraniukai. Ir yra dar vienas tualetas. Skalbiniai, mačiau, čia buvo sumesti. Bet čia nėra, kad būtų moterų vyrų. Čia yra bendrija. Gali ten eit. Skalbimo mašina, bet aš čia skaičiau instrukciją, kad saulės energija viskas. Tai rašo, kad nejunkite, nes gali dingti elektra. Tai čia reikia su jų leidimu šeimininkų. Skalbimo mašina. Čia priemonės, vėl čia lygiai tas pats. Įeinam ir čia išsimaudom. Čia yra nuo judesio suveikia, įeini ir užsidega tos lempėčkos vakare. Užsidaromos tokiom rankinėlėm, senovinėm. Tvarkingas rankšluostukas. Čia irgi dujinis boileris. Viskas fain, jautiesi kaip kaime, bet truputį kitokiam. Tokiam prižiūrėtam, tvarkingam kaime. O kas dabar iš atrakcionų? Einam pasižiūrėti. Va čia yra fainas žaidimas. Man jisai patiko, toks kamuoliuko daužimas, yra tokios raketės. Aš nežinau, kaip vadinasi tas žaidimas, aš kadangi nesu tokių žaidimų didelis mėgėjas, tai ir pavadinimų nežinau. Esmė tame, kad jisai žaidžiamas va taip. Pasiemam šitą kamuoliuką, jisai va taip va, ir va trenki, jisai sukasi aplinkui. Į kitą pusę gali trenkti. Vėl ir dviese, atsistoja vienas vienam gale, kitas kitam. Visai fainai, tai pasižaidžiam. Tai va, toks žaidimas, dar čia matau beisbolio lazdą, mes su ją bandėm daužyti, tai man nelabai. Batutas pasišokinėjimui, ten dar vieni varteliai, bet mes per juos neėjom, nes mūsų parkavimas šitoj pusėje. Ir vaikam čiuožykla padaryta, laivelis. Būtų čia aišku gerai, koks baseinas buvęs, tai būtų daug fainiau. O čia yra parkavimo aikštelė mūsų. Čia šeimininkų namas šitas. Mes čia dar matėm praėjimas yra galimas, nors čia nevaikštama šiaip, bet man parodė šitą praėjimą, kad čia galima praeiti. Šalia mūsų kvepia figų medis. Ką darai? Aha, degini kažką. Ten mūsų kambariai, bet jie dabar apkuisti, tai jau nelysiu aš tenais. Nu va, šešėlis. Pas mus šešėlis labiau ant stogo, tai netai prikaitina. O šitas medis gelbėja. Tai daug dėkingesnė vieta. Ir truputį gali pakaisti. Čia tokio kaip botanikos sode jautiesi. Net nejauti, kad Ispanijai. Čia yra arkliukui. Visi rakandai sudėti. Čia visi liukas arkliuko ateina atsigerti. Va, jų gertuvė šito vietoje.
Ten matau gaidys ganosi. Ir čia šitie arkliai su asilu kažkur laksto šitose laukuose. Drąsiai galima maudytis. Porą varlyčių plaukia, bet tai man tai asmeniškai netrukdo. Va, čia toksai gultas pasisėdėjimui. Išsimaudžius, pasisėdėt čia, pasidėt ir va šito vietoj čia mes maudomės. Dabar aišku truputį tų prie dumblių priplaukia, bet čia mes pirmiai buvom prasivalę daug labiau. Ir va šitą šulinuką 2,3 metro galima šokti. O kas čia dar yra? Matau eina vamzdis ir bėga vandenukas. Visa sistema. Filtravimas, nefiltravimas, nežinau. Elektra, meškerė matau netgi ten padėta. O ten yra kitų žmonių namas, o šitų nesimato dabar. Ten moduliai saulės. Čia saulė kaip užspygina, tai būna karšta. Ir visai fainai pasimaudyti, atsigauti. Karštą dieną. Ta rankina taip sunkokai sukasi, bet atsisuka. Visai fainai. Nueinam žuvį valgyti. Atsilenkia, atsidaro. Ir užsidarusi automatiškai pats. O ateina mūsų draugelis. Ateik čia, ateik čia, ateik. Va, kaip jisai besišypsantis šuniukas. Tokia šypsena ateina toks gerietis. Gerietis toks va ateina, uodegą vizgindamas. Ir jau prašys maisto, bet tau negalima duoti maisto. Jis mano žuvytėžę pamatė. Nežinau, ar čia gerai, kad tu suvalgė. Sakė, tu alergiškas. Nu, bus matyti, tikiuosi viskas bus gerai. Ir šuniukas draugelis. Va, šitaip atrodo, su ledais uždegtais. Ir va ten visur aplinkui. Tai visai gražiai, jaukiai, smagiai. Nuo judesio šitie vidų užsideda. Čia šitą tvorelę, kur rodžiau dienos metu. Ir ten toliau nukeliauja tas ledas. Vakaras jau ramu. Šuniukai loja. Šiandien rytas apsiniaukęs, rodo debesėliai plaukia. Tai taip ir yra, pas mus apsiniaukia, saulės ryte nėra, tai mes taip ir žiūrim į orą. Pavyzdžiui, jeigu į Tarifą nori važiuoti, čia netgi gali pažiūrėti vėją. Pavyzdžiui, šiandien rodo, kad vėjas gan nemenkas, 16, maždaug 17, tai yra pakankamai daug. Aš žiūriu, kad būtų mažiau negu 10, tai tada galima važiuoti maudytis. Tai paskui jau saulutė išlys ir bus iki 29 šiandien. Ir saulė leidžiasi pusę 10, 21,38. Ką rodo kitas dienas? Rytoj 30 laipsnių, 29, 33, 31, 33. Pakankamai čia gaivu, net nesijaučiu. Elvaja Sierra de Medio. Tokios kėdutės atsisėdė ir pasižiūri į gražų vaizdą. Euriukai. Prisiparkavimas, tokia aikštelė vietinė, prisiparkavo mašinas, čia. Ir čia vietiniai renka, va ten va nuėję, renka mokestį po 3 eurus. Čia va sargybinis šuo, kuris saugis mašinas, va ten nuėjo, ten irgi darbuotojas. Čia sargo būdelė visa, pilna mašinų, visur prisiparkavę.
Jeigu kas nori va smėlio, Ispanijai, ne Marbėją važiuokit, ne Malagas, ne Benalmadinas, bet į apačią prie Tarifos. Čia yra už Tarifos. Ten irgi va tokios smėlio kopos, žmonės ten laipioja, vaikšto. Žiūrėk, kaip jie žaidžia. Kaip meiliai. Čia burgeriai prasideda ir picos šitoje vietoje. Va. Nu tai rinkitės. Pasižiūrėk, kiek ledo įdėjo, eik tu savo. Čia bus vandens pilna. Tai išsėmėm visą ledą. Nes tas vanduo šaltas, sultis šaltos. Tai čia pakankamai to šalčio. Kas čia toks per vidurį padėtas? Toks ateivis. Sūris? Ateivis. Kaip kiaušinis atrodo. Atnešė žirklautės, čia žirklautės, čia žirklautės. Ir kažkaip bandysim kirpti. O, šitaip, 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 šitaip. Burata. Čia sūris? Jisai skanus? Čia ne mozzarella. Dar užsipilsim šitą aliejaus. Dar nešamės gabaliuką picos. Nesugebėjom visko pabaigti. Visi kaituotojai. Mašinų pilna, pasidėti nėra kur. Gerai, kad vos radom prie įvažiavimo. Čia kai vėjai sukyla, tai jų čia privažiuoja. Kuoserija, sūrinė. Čia per bulius neįsiu. Nu, jinai bijo labiau mūsų negu, va, ir bėga nuo mūsų. Va, čia kita karvutė valgo. Va, tai jos pačios bijo tų žmonių, nelabai jos čia prieisi prie jų. Kuoserija. O, koksai džipas. Nice. Ai, bet jis matai su kokia padanga, jis ten gaila, vadinasi, jis neveikiantis. Nu va, prieinam iki galo ir parašyta. Einam, toliau pažiūrėsim. Čia telefono numeris. Ir piešinukas gražus. Ir ten girdžiu kažkas vyksta. Švilpauja kažką. Žiūrėk, čia guli. Vynugas? Poquito español. Ajá. Minutos. Okay. Mi compañera Okay. está dentro. Okay. Ten visa technika. Sūrinė, kurioje mes buvome, tai jinai netoli Tarifos. Galim pasižiūrėti į atstumą. Čia šitą vietoj. Directions ir
tarifą. Tai rodo maždaug apie daugiau negu pusę valandos, 30 km. Dar pati sūrinė, ką aš norėjau paminėti, tai jinai nuotraukose galima pasižiūrėti. Man buvo įdomu, kaip šitie aparatai yra naudojami. Tai čia matom, kad ožkos yra sulipusios ir čia melžia iš jų pieną. Netgi yra filmukas, kaip jos pačios subėga. Yra netgi galimybė ir pačias ožkytės irgi paglostyti, tokia kaip ekskursija praveda. Ay, qué bonito. Sako, ai, kaip bonito, oi, kaip gražu. Bet mes šitos ekskursijos kažkaip praleidom, truputį mes ten sūriais buvom užsiėmę išsirinkti ir išgaravo dėl tos ekskursijos ir mes išvažiavom. Tai sakykime, kas važiuoja, galėtų paprašyti, ten turėtų leisti apsilankius, apsižiūrėti pačias ožkas. Vaikam labai įdomu. Ay, qué gracioso, por favor. O čia šitą ir pardavėja, kuri mus irgi aptarnavo. Aišku, čia iš tų nuotraukų aplinka šiek tiek truputį atrodo tvarkingesnė. Mes kai buvome, tai jinai netokia tvarkinga atrodė. Bet čia yra Ispanijos kaimas ir čia viskas ok yra. Priprantama ir priimtina. Tame irgi yra šiokio tokio žavesio. Aišku, atvažiavus į tą parkavimo aikštelę, tai matosi, pilna karvių bandų pridėta, mėšlo. Tai kai atvažiavome, mes padangas irgi buvom įvažiavę ir mėšlo aplipusios padangos buvo. Aišku, patys sūriai nesakyčiau, kad man ten labai sužavėjo. Aš nesu toks labai didelis gurmanas, bet mes pirkome ne mykštą sūrį, bet kietesnį. Nes tie mykšti buvo visi su pelėsiais, o mes tokių dalykų nemėgstam ir nelabai žavimės. Tai tas sūrio skonis, sakykime, truputį paragaut prie kažkokio alyvuogių kaip užkanda visai nieko. Bet taip daugiau valgyti kasdieną nelabai man asmeniškai. O šiaip nuvažiuoti tikrai verta, faina pajausti tą ispanišką dvasią, tą ispanišką kaimą, tokį ožkos sūrio prie pačių ožkų, kaip pramogai tikrai vaikams labai fainas dalykas. Kažkas kažką daro. You want to see the boat? Yeah. But 1 minute. Okay. Have to clean this. Okay. Sakė apsivalys. And then Okay. you can see the boat. Ložė, šuniukai. Rutina dėl lavado. Čia plovimo rutina visa. Čia gamina sūrius tokiais aparatais. Kaip tuo laikais. Daug sūrio privalgiai. Koks gražus piešinukas. Čia irgi gražus piešinukai. Ožkytės, viena, kita ožkytė. Ten matom Bolonijos paplūdimį, Afrikos krantus. Mira, Aha. uno de cada. Čia šaldytuvė ir čia. Cheese. Goat cheese. Okay. Yes. Nice. And organic. Viskas ožkų. Artisan. This is similar camembert. All these cheese are soft. Okay. And this hard. Blue cheese. Čia kieti, o čia yra minkšti. Minkštas. Blue cheese. And this is semi-cooked with a seed of a plant. Nut. See, the taste. Okay. Jo. Atpjaus paragauti ir galėsim paskui išsirinkti. O ten aš matau ožkytės yra. Ten ožkytė. Va iš tų ožkų mes šitus sūrius valgom. Čia tai sausas. Taip, yra toks minkštas, toks su pelėsiu. Šitie yra kieti. Prie tarifos vėlgi yra toks bitynas, kai mes atostagavom tose jurtose, tai jie buvo susiplanavę atostogas ir jie negalėjo mus priimti, bet jeigu taip pasiplanuoti iš anksto, jeigu vėl važiuotumėm kada iki tarifos, tai aš tikrai šitą vietą irgi aplankyčiau. Ten gan įdomios irgi ekskursijos ir medaus galima nusipirkti. Mes radom parduotuviai jų firmos medaus ir tam pačiam turgelėje. Kita vieta, kur buvom atvažiavę iki šitos vietos, čia paskui keliukas tik buvo užblokuotas, negalėjom pravažiuoti, bet čia yra graži panorama, pasižiūrėti, atvažiuoti tikrai faina. Kita vieta, kas irgi dar tokia rekomenduotina, yra bunkeriai. Šitoj vietoje čia pasivaikščioti tikrai labai gražus vaizdai, matosi šitas paplūdimys, gražus smėlinis ir čia šitoj vietoje, kur mes buvom, Zaharos paplūdimys.
Nu, čia truputį atokesnis, nes tas Zaharos paplūdimys yra šiek tiek aukščiau, bet iš šitos pusės atvažiuojant galima atvykti į čia vilos didžiulės gražios ir fainas paplūdimys smėlėtas. Taip pat vienas iš tų variantų dar yra Bolonijos paplūdimys, čia mes buvom atvykę. Dar viena iš pramogų, kurią verta aplankyti. Mums, aišku, nepavyko, nes vėlgi nebuvom susiplanavę, labiau koncentravomės į šiaip apylinkės tyrinėjimą, bet ten bebūnant aš pradėjau domėtis, ką dar galima būtų nuveikti, tai jodinėjimas arkliais. Tai va netoli Bityno yra vienas iš su gerais atsiliepimais jodinėjimo arklių paslauga. Ir pas juos nuėjus į svetainę, pasirinkus anglų kalbą, 35 eurai vienam žmogui, vienai valandai. Kita vieta jodinėjimo irgi šiek tiek truputį aukščiau, atsiliepimai neblogi ir pas juos vėlgi nuėjus į tinklalapį, galima angliškai rasti informaciją, 1 valanda 30 eurų, pakankamai gera kaina. Ir jie, kaip prašo savo tinklalapį, pasitinka Bolonijos paplūdimį, va čia šitam galima pasijodinėti, va parašyta. Tik tai be abejo reikia rezervuoti laiką iš anksto, nes yra vietos ribotos ir, matom, sakykime, 29 dienai, jeigu važiuoti 3 vakare, pusė 9, 90 eurų visiems 3 žmonėms. Pasirinkus kitą dieną, jau galima ir iš ryto 10 valandą arba vakare pusė 9. Kokią 5 minutės pavažiavom. Ir namukas, va, kaip čia gyveno anksčiau ispanai. Šieno pilna prikrauta, stogas kiauras. Langeliai dideli. O, ir motoroleris nustumtas. Šitas medis stovėjo turbūt su šito namo pastatymu. Lygiai taip pat. Langeliai va kaip yra kampu padaryti, kad vaizdą matytum platesnį. Čia tokia laukinė autentika. Kalnuose, ispaniškai viskas. Saulė kepina, karšta, viskas iškepėva, išdžiūvę. Bet gražu, toks jausmas fainas iš tikrųjų. Vat jūra viską atperka, visą vaizdą gražų. Kažkada esam buvę va ten prie to švyturio. Tai va ten iš tos vietos šitas visas paplūdimys labai gražiai atrodo. Bet čia žiūrėk, žmonių nėra daug, matai. Nes čia nėra daug kur prisiparkuoti, štai vat. Ir net neprivažiuoja labai daug. Čia daugiau vietiniai. Nu, bet tie vietiniai tokiuose vilose, tai jie baseinuose maudosi, o į jūrą nelabai eina. Jiems jūra tik dėl vaizdo gražaus.